Kultūros centre jau 4. personalinę parodą pristatęs jaunasis Marijampolės fotografas Andrius Burba sako, kad ši paroda visiškai kitokia nei buvusios. Pirmiausia, jinai yra išskirtinė vien tik dėl to, kad jinai yra pirmą kartą su tematika kažkokia, jinai yra vien tik merginos šiuo atveju ir vien tik merginos ir nėra jokių visokių, kad miestas, sportas, dar kažką, kur seniau tai aš dėdavau nuotraukas į parodą, viską, ką turiu, kad parodyti, ką aš pats kuriu, o dabar aš bandžiau sukurti tokią parodą, kad, tiesiog, vien tik iš merginų. Apie 7 metus fotografuojantis Andrius sako pats pastebintis savo pažangą ir tai dar labiau įkvepia domėtis, mokytis, tobulėti ir ateitį sieti būtent su fotografija. Aš taip labai į ateitį norėčiau fotografuoti madą ir reklamą, tai sakykime madą, tai reiškia rūbus, kažką tokio, tai aš dabar stengiuosi, mokausi apšvietimo, visokias subtilybės, apie viską, kas susijęs su apšvietimu, kaip išgauti šešėlius, kaip tvarkytis su šviesa, kaip atspindi šviesa ir taip toliau. Tai aš dabar stengiuosi, mokausi visokius tokius dalykus. Nuo pirmų darbų iki dabartinių darbų, tai tikrai pajaučiau, kad aš galiu kitaip viskį koreguoti viską, negu nuotraukoje, negu aš noriu, tiek apšvietimą, tiek su modeliu dirbti visiškai kitaip, tiek viską. Žmogaus fotografavimas yra labai sunkus už tai, kad tu turi dirbti su gyvu asmeniu, jisai turi jausmus ir tu negali jam bet ko pasakyti, kad kažką turi mokėti bendrauti su juo. Tai aš taip ir mokosi, dabar jau kokius 3 metus aš mokosi vien tik su modeliu dirbti, su žmogum, kaip su juo bendrauti, ką pasakyti, kad jisai taip ir taip atsistotų ir ko nesakyti, kad jisai to nedarytų. Netgi ir tokių yra dalykų. Aš visada noriu kažką, kad jinai nebūtų paprasta nuotrauka. Noriu, kad kažkas ją, kad žmogus, kad aš pats ją pasižiūrės ir aš matau, tarkim, kad kažkas yra toks cinkelis, sakykim, tai šiuo atveju aš bandau perteikti per emocijas, kad kažką tokio, kad kažkas įdomiau būtų. Paroda kultūros centro 1. aukšte veiks visą rugsėjį.